Šitas mažylis visiškai elektrinis, labai stiliovas, kažkoks mišinys tarp Peugeot, Citroën ir Renault, bet gerąja prasme. Jis labai fainai važiuoja kaip Peugeot automobiliai, minkštai važiuoja kaip Citroenai, na ir turi nepakartojamą Renault dizainą. Negaliu tiksliai atsakyti, kokia čia versija, bet žinau, kad yra 3 versijų automobiliai, kurie turi 120 arklių galių, 150, na ir tie, kurie turi 150, ten padidinta baterija iki 400 km pravažiuoja vienu įkrovimu. Šitas mažylis, kiek mačiau, pravažiuoja apie 200 pm. Tai įsivaizduoju, kad čia yra kažkoks kaip prototipas arba First Edition versija. Asmeniškai labai patinka priekis, ypač apšvietimas. Fainai sugalvota. Stilių tikrai turi. LED žibintai per visą priekį kartu su ženkliuku. Jis nėra labai didelis, bet gan neblogai prifarširuotas. LED žibintai gale. Kažkoks biški mini kuperis man. Elektra valdoma bagažinė. Ir kas mane nustebino, jinai gan didelė. Jeigu pažiūrint, koks aukštis, tai čia galima ir lagaminus aukštesnius sudėti. Gal jie nėra tokia pagal plotą didelė, bet į aukštį, tai tikrai. Turim papildomą organizerių čia ir dar ten. Ir koks dar pliusas, visur zamšas. Čia, aišku, geležiukai, kaip sakoma, aliuminius, kuris apsaugo plastiką, o iš šono apačioj visur zamšas. Koks minusas, iš bagažinės pusės negalima nulenkti galinių sėdinių. Nu, nežinau, kodėl čia kainuoja 10 centų tas sprendimas, o kodėl negalima padaryti mygtuką, paspaudė ir nusilenkia galinės sėdinis. Turime 12 V rozetę, pakrovimams, apšvietimą, ergonizeriai. Na ir čia papildomas erdvės, papildomi ergonizeriai čia. Šiaip daug ergonizerių, kaip matot, ir kabliukams, ir krepšiams užkabinti. Turime dar arkų apsaugos, plastikas. Durelių kokybė, kietas plastikas, džinsas, kietas plastikas. Kiekgi mes turim vietos gale. Gal priekinė sėdynė kažkiek pastumsiu į priekį, kad galėčiau normaliai tilpti. Šiaip subkompaktinis automobilis iškart matosi. Prieš lipant. Ar galima reguliuoti kampą? Čia turbūt esminis dalykas, kuris man visada neduoda ramybės. Taip nulenkti galima, tai čia jokių problemų. O kampą reguliuoti. Ne, nesireguliuoja. Na, pažiūrėsim, ar tas kampas bus patogus man. Na, gale, aišku, vietos nėra daug. Aukštos grindys, vaikams čia tikrai tiks ir patiks. Labai retro stiliaus sėdynės, sėdynių apdaila ypač. Bet tas iškart krenta į akis, kad automobilis sukurtas su tokiais retro natom. Neturim porankio, čia minusas. Vietos gale tikrai nedaug, ypač jeigu suaugęs vyras važiuos, tai matot, aš sėdžiu. Lyg tai marškinėlius užsidėjau savo. Taip sėdynės fainas, gale porą Type-C. Nedidelė tokia daiktadėžė dar turim. Na, kaip ir viskas. Sėdinių šildymo nematau, easy fixai. Tai sakau, jeigu mažas vaikas arba paauglys, tai gale tikrai faina. Fainas jausmas, lūbos tokios rafinuotos, bet vietos ne per daug. Virš galvos man vos telpa vienas pirštas. Na tai ir man ūgis 1,85 m, tai turbūt per daug norėti iš tokio automobilio, kad aš ten tilpčiau gale. O įdomu, ar tilpsiu priekį. Sėdynę tokiai paliksiu. Kas iškart krenta į akis? Sėdynių apdaila. Gan ilgos sėdynės, plačios. Na ir labai jau su stilium. Čia irgi kaip odos elementas, kaip retro automobiliai. Tai šitą daiktą man, šiaip už dizainą čia 10 balų. Man labai patinka toks dizainas. Praktiškumas gal kažkur šlubuoja, bet pats dizainas. Durelio apdaila irgi kietas plastikas, medžiaga. Čia tokie kaip oda, liktai odos elementai. Palauk, ar gale? Ne, gale praščiau. Gale plastikas, o čia kaip oda. Aišku, jokios zamšą mes čia neturim.
Pabandysiu atsisėsti, ar man čia pavyks ir bus patogu. Va. Žinot, koks man pas mane jausmas, kad čia Peugeot 2008. Vat pagal išmerą kažkas tai labai panašaus. Norėtųsi atsitraukti, dar kažkiek sėdinį atsitraukti atgal. Va čia dabar būtų super komfortiškai. Aišku, galėčiau neatsisėsčiau. Turim daiktadėžę. Čia dokumentai. Čia butiliukams kažkiek erdvių. Aišku, ne per daugiausiai. Gal koks nedidelis butiliukas tilpti, bet tikrai ne 1 litro. Kurgi puodelių laikikliai? Nėra puodelių laikiklių. Galima, aišku, čia. Šiaip tai čia galima sudėti. Čia savotiškai puodelių laikikliai. Kas iš technologijų? Klimato kontrolė valdoma pilnai mygtukais. Labai didelis pliusas man. Rankinis auto hold. Tai kai važiuojat, paspaudžiat kur nors kamštį, nereikia laikyti stabdžių. Automobilis sustoja pats save laiko. Bevėlis įkrovimas. 12 V rezetė. Pora Type-C. USB jungčių. Labai gerai. Negaliu atsigrūžėti sėdinėm. Iš tikrųjų, dėl sėdinių jos ir minkštos tokios, kaip retro automobiliuose anksčiau buvo, kur buvo visas fokusas į komfortą. Čia turim kitokią apdailą. Na ir kažkaip apšvietimas. Čia touchscreen'is apšvietimas. O gale išvis mes jokio apšvietimo neturim. Bet čia irgi minusas. Jo, jeigu kažką paskaityti, jau nelabai. Iš šono tai man tai atrodo kaip kažkoks SUV ar hatchbacko mišinys, kažkas tokio išskirtinė klasė, kurios anksčiau nebuvo. Aukštas kapotas, tas visas korpusas, kažkaip pažemintas automobilis. Tai žemiau stori, 18 ratlankiai, ratai, reilingai. Šiaip pagal stilių, sakau, čia turbūt 10 balų. Jeigu norite išsiskirti menioj, vat kol važiavau, tai daug žmonių labai žiūri. Turim be raktų atidarimo uždarimo sistemą, tai prieinant prie automobilio, pavyzdžiui, parodysiu. Įsivaizduojat, raktas kišenė, automobilis va uždarytas. Tai raktas pastovi gali būti pas jūs rankiniai, kišeniai. Ateinat. Pats atsirakina, net nereikia jokio sensoriaus, nieko. Kažkiek lieka apšvietimų čia. Multifunkcinis valdymas, automatiniai langai, veidrodėliai. Čia taip ir turėtų būti tokiai klasiai. Dėl visų specifikacijų kainų, tai pažiūrėsit patys, užžiūrėkite Sosteną, sukonfigūruokite automobilį, kurį tik nori. Tai dėl kainų čia turbūt nuo 30 kažkiek tai iki 36, tam plus minus tomis. Va. Bet turbūt, kas įdomiausia. Pavarų svirtis čia ant vairo, nieko čia neturim. Kas man nepatiko? Kameros kokybė. Iš tikrųjų nelabai. Taip, turim sėdinių šildymą, vairo šildymą, automatinę klimato kontrolę, multifunkcinį vairą, prisitaikančią pastovaus greičio sistemą. Pats komfortas, kaip tu sėdi, man asmeniškai vietos čia pakanka, nors ir mano ūgis, sakau, nėra mažas, 1,85 m, bet man čia atrodo tikrai subkompaktiška, bet pakankamai. Matomumas, na, jis kažkiek tai ribojamas dėl savo korpuso, dėl to stiliaus, bet, kaip ir sakau, pagal komfortą, va taip iš sėdinių, kas yra svarbiausia turbūt, kaip sėdinis, kaip tu jautiesi, kai sėdi, ar jos minkštas, patogias, tai čia sėdinis irgi man 10 balų iš 10. Pažiūrim, kas čia po kapoto. Kaip ir sakiau, čia būna 120, o būna 150 varikliai. Tokiam mažiuliui tikrai užtenka. Ir jis važiuoja gan kilmingai, žinot. Va tas variklis, kaip ir visi elektromotoriai, turi labai daug sukimo momento. Tai tas sukimo momentas iškart išgaunamas. Tai kai jūs paspaudžiate akceleracijos pedalais, iškart akimirksniu važiuoja. Ypač miesto režimu pilnai pakanka. Užmiestį, važiuojant virš 100, gal bus kokių trūkumų, bet ir tai abejoju. Na, ir kaip viskas čia atidaryta, matoma, kaip sakoma, viską turim ranką pasiekiamą. Jeigu kažką pakeisti, keisti akumą, suremontuoti, jokių problemų. Kartą noriu pakalbėti apie kamerą. Ar užtenka tos kameros kokybės, jeigu norime prisiparkuoti? Na, vat, pavyzdžiui, man čia reikia prisiparkuoti. Miglotas toksai rytas.
grodis, tai šviesų bus mažiau. Va, pažiūrim. Dinaminė juosta. Jo, kokybės gal čia nėra super daug, bet, sakau, savo funkciją atlieka. Parkuotis tai nėra sudėtinga. Kai tik atsisėdė į Renault, iškart jaučiasi, kad akcentas šito automobilio, kai kūrė inžinieriai, buvo į komfortą. Aišku, tą galę, stilių, bet komfortas, ypač pakaba, kaip veikia, ypač miesto režimu, tai kiekvieną rytą, jeigu su juo važiuosit, kaifuosit. Jis lyg tai flying carpet, žinot, kaip būna pas Citroenus, ir tai dar aš, žinokit, čia reikia palyginti, kur geriau, ar pas Citroeną, pas Renault, būtent šitą modelį. Na, tikrai labai, net toks jausmas, kad ratai kažkur nesijungia su korpusu. Išvis jokio drebėjimo į korpusą. Aišku, tas variklis ir klinsis visiškai nedrebė, bet gerai čia padirbėjo, dėl pakapos labai fain. Garso izoliacija, kaip ir visų prancūzų, bus gan aukšto lygio, ypač miesto režimu. Kai važinėsit mieste, tai čia garso izoliacija bus labai gera. O dabar atidariau langus, tai girdim automobilius, uždarau. Tyla. Ar užtenka galios, tai tikrai va, paspaudžiam. Žiūrėkit, koks įsibėgėjimas. Jau 50, tai jau nėra kur įsibėgėti. Pats valdymas labai lengvas, vairas labai lengvas. Tai jeigu moteris vairuos, tikrai jokių problemų, jokių sunkumų, absoliučiai. Gal jis kažkiek didokas šitam automobiliui, arba per siauras, bet čia aš jau kabinuosi. Iš tikro, jį laikyti yra faina, jokių kažkokių tai ergonominių klausimų nekyla. Taip pat automobilis turi keletą važiavimo režimų, tai galima įjungti sport, kad jis maksimaliai išduotų tą galę, iškart paspaudi, iškart varai, kaip sakoma, yra personalinis, tai perso, kur tu pats gali savo sukonfigūruoti, kaip tau patinka, eko, kai tu gali kažkur taupyti, nežinau, aš niekada nenaudoju, komfortiškas režimas, pastoju mieste važinėti. Jis sukurtas šiaip miestui, jaučiasi, kad jis sukurtas miestui, jis labai manevringas, nedidelis, lengvai valdomas, stilingas automobilis, gabaritai labai gerai jaučiami, kažkiek duobėtas kelias. Gerai, labai gerai važiuoja, ta pakaba subalansuota. Kažkiek, aišku, yra tų smūgių, bet tikrai minimum. Čia atsargiai jaučiu važiuoja žmogus, nes nesupranta taisyklių jo. Kaip sakoma, geriau praleiskit tokį, negu važiuokit, nes matot žmogus, kas man čia patiko, kad galima navigaciją čia jungti, kai važiuojat, nereikia niekur žiūrėti, žiūrit kas čia, kur, kada ir viskas. Ir pagal tai jau vairuojat. Tai net nereikia telefoną savo jungti. Nors čia yra Apple CarPlay ir Android Auto. Na ką, metas turbūt rezumuoti, kas per automobilis, ar man jis patiko ar ne. Tai turbūt pliusai ir minusai. Tai apie pliusus, ką galiu pasakyti, bendrai automobilis, kaip jis važiuoja, kaip jis sukurtas, o tas važiavimo savybės man patiko. Tai čia jo pliusas. Bendrai akceleracija, komfortas, pakaba, tikrai pliusas. Dizainas išskirtinis, čia nėra pilkos masės automobilis, tikrai išskirtinis dizainas. Retro elementai, kaip jis atrodo, pora ekranų, sėdynių kokybė ypač, man labai patiko. Kokiegi minusai? Jeigu renkatės automobilį šeimai, tai gale mažai vietų. Jo kaina irgi nėra labai žema. Ten 35 plus minus, ką jūs ten pridėsit, kaip sukonfigūruosit, tai ten pasakyčiau, kad jis labai pigu. Tai ką, prenumeruokit kanalą, jeigu norit pažiūrėti mano vairavimą, būtent visi garsai, kaip tu važiuoji Vilniaus gatvėmis, tai prašom iššoks nuorodą, paspauskit, pasigrožėkit Vilniaus gatvėmis ir aišku, pajuskit, tarsi jūs vairuojat šitą automobilį.